parodysiu šiandien keletą modelių iš naujos Vierkut Vilenkos kolekcijos. Tai Divella modelis yra keletos skirtingų spalvų. Tai šitas modelis, kaip matot, yra klasikinis, turi tokią sagtelę. Tai turėkit omeny, moteris, kieno keltys yra aukštos, šita sagtelė neduoda tokio elastingumo. Tai jeigu yra labai aukšta keltis, tai šitas modelis tiesiog gali netikti. O jis taip pat, jeigu detaliau, atrodo štai taip. Padas yra toks, padas aišku yra lygus, lankstus padas yra, vidpadis dedasi viduje, va štai toks, jis yra truputį toks, minkštesnis, ar ne, duoda tokios amortizacijos. Vidus, vat, atrodo taip. Ir batai yra tiek išorė, tiek vidus yra oda. Bet kas norite odinio vidaus, tai puikiausiai šitas modelis tik, aišku, vidpadis tai yra neodinis, bet jis yra keičiamas, kas yra labai gerai, nes jūs galite vidpadį pasikeisti, nes tikrai vidpadžiai intensyviai dėvint batus dėvisi. Na va, ir čia yra toks, šita vieta yra, nėra pinta, jinai yra, toks imitacija pinimo. Tai va, tai čia Divella modelis. Kitas modelis, kuris man labai patinka, tai yra Sofelija. Sofelija modelis tai yra balerinos ir jų yra skirtingų spalvų. Tai aš jums parodysiu, čia yra tokia smėlio spalva, yra rožinė tokia graži ir yra žalia. Vat irgi labai tokia graži spalva, ypatingai dabar, kai turim daug žalių visokių rūbų, nes irgi matosi tendencijos žalumos. Tai va, tai čia vat yra bačių spalvos, tai irgi toks pat kaip Divella modelį vidpadis, toks minkštesnis, padas irgi lygus, lankstus, daugiau erdvės pirštų zonai, bet šitas modelis jis nėra platus labai šitoj vietoj, nes visgi tai yra balerinų stiliaus batai ir jie negali būti kažkaip platus, bet jie vis tiek atitinka tą pėdos formą. Nėra kaip tradiciniai batai parduotuvėje, tiesiog taip siaurėjantis. Jie yra su tokiu pėdos formos. Ir kita modelį, ką noriu parodyti, tai jūsų labai šiuo metu perkama ir labai mėgstama, tai Bianca, tai yra verstos odos. Tiesa, dar nepasakiau, kad šitas modelis Sofelija irgi yra vidus ir išorė yra odiniai. Šitie Bianca bateliai, vidus yra lygi oda, išorė yra versta oda ir jie labai tokie klasikiniai, bet, kaip sakau, tinka ir prie džinsų, ir prie suknelės, ir ta spalva tokia, sakykime, juoda, jinai labai lengvai derinama ir ta juoda tokia, tikrai tamsi, juoda, nėra ten pilkumo jokio. Tai va, o šiaip labai panašus. Šitas modelis dydį atitinka, sakyčiau, nes aš aviu 39, tai ir perku šitų Bianca 39, Sofelija modelis balerinų, tai aš aviu 39 paprastai, bet Sofelijos modelio man reikia 38. O dabar Divella modelis, tai irgi man reikia 38, nors aš šiaip paprastai perku visada 39. Tai va, tai šitas irgi modelis reikėtų arba vienu dydžiu mažesnius, bet šiaip geriausia tai būtų elektroniniai parduotuvėje įeiti prie kiekvieno modelio yra vidpadžio dydžių lentelė, tai būtent vidinio vidpadžio lentelė dydžių, tai yra ilgis ir plotis nurodytas, tai pagal tą ilgį matytumėt, kad šito modelio 38 ir šito, pavyzdžiui, 38 ilgiai skiriasi. Tai va, tai išsitraukit savo tinkamų batų vidpadį, išsimatuojat ir pagal tą ieškot atitikmens šitose batuose. Šitie batai dar jie turi tokį pakankamai ilgą įsiavimą, tai jie labai yra patogus, laikosi gerai ant pėdos. Tai čia Divella modelis. Na va, o jeigu norėtumėt, kad dar kažką parodyčiau, tai visada mielai laukiu jūsų pastebėjimų ir komentarų.